pamenu, kai vienose mokymuose gavom labai paprastą užduotį. Sudaryti sąrašą žmonių, už kuriuos mes esame atsakingi. Ir dabar galite padaryti pauzę ir tokį sąrašą taip pat susidaryti. Na, o toliau pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Ir vėliau, kai mes jau nagrinėjom, dalinomės savo sąrašais, pasirodė toks labai keistas dalykas. Daugumos dalyvių sąraše nebuvo vieno žmogaus. Spėkit ko? Savęs mieliausios ar mieliausio. Ir kai diskutavom apie tai, o kodėl taip yra, kodėl visi svarbus, o tu tarsi net į sąrašą savęs neįtrauki. Arba padedi visiškai paskutiniai vietoje. Ir tarytum dauguma atsakymų buvo apie tai, kad tai savaime suprantama, tai čia net nesikabinėkit prie minčių, čia netyčia taip gavosi. Bet tie, kurie nuoširdžiai į tai pasižiūrėjo, jie vis tik pripažino, kad jų gyvenime nėra jų. Ir tai labai dažnai istorija. Ir logiškai mes suprantam, kad jeigu aš nepasirūpinsiu savimi, kaip aš pasirūpinsiu kitais. Jeigu aš nemylėsiu savęs, kaip aš mylėsiu kitus. Nes viskas mes galim kitiems duoti tik tai, ką mes turim viduje. O jeigu aš esu paskutinėje vietoje, tai ką aš galiu duoti? Jeigu aš esu savaime suprantamas, net ne subjektas, o kažkoks objektas, kuris pats tupi savo gyvenimo paraštėse. Apie ką tada mūsų gyvenimas? Ir logiškai mes suprantam, bet emociškai ne. Ir tada tenka auginti tą savęs pojūtį, kad tu esi svarbus, kad tu esi savo gyvenimo centras, kad tu esi pagrindinis žmogus, nuo kurio priklauso tavo gyvenimas ir už kurį visų pirma tu esi atsakingas. Kažkaip taip.